Sveiki draugai, dar vienas savaitgalis, dar vienas bandymas. Šį kartą esu prie tokio karjero, atvykau su pirmais saulės spinduliais nuo ryto, kadangi čia dėja žvejyba naktimis yra draudžiama. Bet vakar iš vakaro buvau atvykęs, kiek pasijaukinau taškus galimus. Iš tikro nedidelis, bet įdomus karjeras. Kasimo metu suformuotas tikrai įdomus dugnas ir jo reljefas. Gan dideli gyliai, kur vidurė siekia net 13 berods kiek daugiau nei net metrų. Čia prie kranto irgi gan greiti nugilėjimai, šlaitai. Tai vieną meškerę užmetęs kiek daugiau nei 4 metrų gilyje, o kita kiek virš 5. Į didžiausius gilius dar nesileido visai. Parodė kažkokią ir žuvį būtent tose vietose. Šiaip ežeras tikrai gyvas, lankaus čia antrą kartą. Tiek anąkart, tiek jau ir dabar teko pamatyti žuvies šuolius, rodantis karpius. Tai tikrai gražus vaizdas. Jaukui naudoju tiesiog boilius, šiek tiek pelečių ir minimaliai kanapių. Viską užpylęs esu amino miksu, viskas iš Fish Food. O masaliukai ir pagrindinis boilis, kuriuo žvejosiu šiandien, tai bus Fish Pineapple, didelis boilis. Pirmosios kombinacijos iškeliavo, tai būtų Fish Pineapple su Sweet Banana geltona viršūnė ir Fish Pineapple su Fish Pineapple geltono oranžinė dvigubos spalvos popiku. Šios dvi kombinacijos kol kas dar šiek tiek pašariuko jau iš pat ryto, kiek po 6 nugulė į dugną. Prabėgo jau dabar kiek daugiau nei valanda. Kažkokie lengvi pyptelėjimai, bet kol kas nieko konkretaus. Diena nusimato gan graži, apie 20 laipsnių šilumos pasieks, gan vėjuota, pietvakarių, po to suksis labiau į vakarų pusę ant vakaro. Tai vėjas visai, sakyčiau, neblogas, gan palankus. Tai lieka tikėtis, kad atpūs kažkokį kibimą ir į mano žuklavietę. Tad šiam kartui tiek ir žiūrėsim, ką pavyks nuveikti per šią dieną. Soviet tanks and troops moved into Lithuania's capital, Vilnius, and took over 2 important locations. Here's ABC's Jim Laurie. The 2 assaults lasted only a few minutes.
Kas per nugarą, kas per nugarą. Kągi, visa diena jau nenuėjo veltui. Čia atvykus, kai čia jau nutariau žvejot, tai tikslas buvo sulaukti bent vieno kibimo. Nes iš šuolių, kuriuos teko matyti, žuvis gyvenanti čia tikrai didelė, pasiteisina, kaip sakant, tai, ką pasakojo kiti žvejai, kad didelės žuvis, atsargios žuvis, sunku sužgaut, bet, kaip matėt, toks kibimas, pirmasis sireno testas ir graibšte nugara. Tikrai įspūdinga. Tegul jis ten pabūna. Sulauksiu atvykstant kolegos, kaip tik irgi važiuoja iš žvejybos, tai padės pasidaryti gražią nuotrauką, pasversim ir netrukus pasakysiu, ant ko jis užkibo, nes tiksliai net nežinau. Faktas, kad apačioj buvo fish pineapple, fish food bailiukas. Visą dieną ieškojau su laivuku, kuriuo tos perkritimus, kur parodys žuvį, nors paskutiniu metu jau prieš vakarą užtempinėjant kairesnė meškerė davė daugiau vilties, bet po to irgi netoli, būtent kibimo vietos, mačiau vėl šuolį karpio, jie, sakau, juda visur, tai irgi dar davė šiek tiek tikėjimo ir vilties, kad galbūt išvažiuos. Ir išvažiavo. Taigi, įdėtas darbas, tikslingai ieškoti taškai su laivuku, atsipirko, daviau būtent, net neusistatinėjau GPS taško, o kiekvieną kartą užtempinėjau ieškodamas su dyperiu, kur kuo tiksliau išmest. Tai labiau laimingas ir negaliu būti. Dabar jau yra kažkas apie 8 vakaro. Tai tik nusifotografuot, jos jau tikrai nebepermetinėsiu. Ant stovo likus tik viena kol kas meškerykė, lyg ir bus. O kai jau paleisiu tą dičkį, bus galima užbaigti sekmadienį, susipakuoti daiktus ir tikrai su puikia nuotaika važiuoti namo. Taigi užsidėkit pirštą, užsiprenumeruokit kanalą, parašykit kokį komentarą, o mes tuo metu laukiam atvykstant draugo ir apžiūrėsim tą nuostabų laimikį. Apsisuko ratą. So yeah, now it's 25, so it's 24, something like this. Anyway, man. Anyway. Ooh la la! It's the biggest one, eh? For me, yeah. But also from the lake. Oh yeah? No. You're joking. No, really. Fuck, yeah. And it's the step. You see by this? The step.
Okay. Yes, the name, the stick. This one, like 2 years ago, 3 years ago. Oh yeah? And then it was 22.5. Okay. But 1 year they say it was died, Okay. it was dead. Because nobody caught. Yeah. Kągi, Fish Pineapple boiliukas su Glory Fish viršūnėlė. Ir kaip jau pavyko sužinot, vienu sulauktų kibimų didžiausias ežero gyventojas, naujas asmeninis rekordas, 24 kg dėmelė, kaip ją vadina čia, didžiausias laimikis, nudžiuginęs. Okay, let's go. Oh, yeah. Woo! Oh. Cheers už 20 plus, pagaliau, baby. Mašina sukrauta, saulė nusileido, ežerą sukaustė ramybė, bet ką galiu pasakyti, from zero to hero. Taigi diena tikrai puiki, nors buvo įvairių minčių, buvo sunku išlikti ištikimam savo žvejybos taškam. Per dieną šiek tiek pažaidžiau su gyliais, kadangi čia sakė, jie mėgsta kibti būtent ant perkritimų, tai bandžiau aplink šerimvietę tiesiog žaisti su gyliais. Užkibo maždaug iš 6 ar 7 metrų, dabar net tiksliai nežinau, reiktų pasižiūrėti. Galbūt ką patikslinsiu aprašyme. Užkibo visgi ant Pineapple su Glory Fishu ir diena tikrai puikiai, paskutiniai saulės spinduliai yra 10:30, tad atsisveikinu, iki kitos žvejybos, užsidėkit pirštą, užsiprenumeruokit, sakau ate ir neišvyno.